Ir dabar, nuo 38 metų, dabar 85 metai, kaip teatralą. Dievuliau mano, daug laiko prabėgo. Gyvenimas kaip žaibas prabėgo. Labai daug liko atminty nuostabių dalykų. Bet dabar, kada noris juos sudėliot, į vieną vietą sunkus dalykas. Kaip žaibas gyvenimas prabėgo. Su pasiutišku troškimu, rūpų gyvent. Mano mama buvo malūnininkė. Jos tėvukai turėjo malūną, vėjinį malūną. Ir šitą malūnę aš gimiau. Mama siūlo, malė, tėvukas grojo įvairiuose orkestruose, vestuvėse, gegužinėse, paskui įsigijo gabaliuką žemės ir visą gyvenimą jie tvarkė taip, kad aš perimčiau jų su vargu įgytą žemės gabalėlį. O man žemės darbai nepatiko. Ir aš išdaviau savo tėvuką ir pabėgau į Kauną mokytis. Turėjau šiokį tokį balselį, norėjau konservatoriją stot. Nepriėmė, norėjau artistu tapt, norėjau į vaidybų studiją, nepriėmė. 38 metai lapkričio mėno, kiek aš atsimenu. Jis atėjo kaip mokinys pas mane į darbo rūmus. Ten buvo steigiama studija. Jis buvo dar labai jaunas, 18 ar 17 metų tik tai. Grįžęs Miltinis iš Anglijos atėjo į tą studiją ir mane atleido. Mažiukas, neišraiškus, neįdomus, kai metukas, kas iš tavęs bus. Na, čia graudus verksmai, visokios bėdos, šiaip taip, prisiprašiau, kad paliktų laisvų klausytojų. Paskui po vieno mėnesio, po kito mėnesio, sako, žinai, Bridė, kad gali šis tas iš tavęs išeiti. Pavyzdingai elgėsi, buvo drausmingas ir labai darbštus, labai nuostabiai jis deklamuodavo eilėraščius. Oi, sunku. Sniegas. O viešpatie, kaip balo. Kaip šalta ir kaip jauku. Einu ir su savim šneku. Jausmas kažkaip harmonizavosi, struktūravosi su intelektu, su intelektualiniais sugebėjimais. Ir etiudus dirbdavo labai įdomiai, sąmoningai, gerai improvizuodavo. Aš nesiruošiau būti režisierium, bet planai iš kito žmogaus nenorėjo Miltinis paimti. Iš kitur. Pasiūlė man. Tai aš su Margite pradėjau savo darbą režisuojant apie 70 spektaklio pastačiau. Suvaidinau taip pat apie 70 personažų. Kurie ten geresnė, kurie ten blogesnė, dievai ten žino. Vienu metu teatro kritikai pagirdavo, kitu metu papeikdavo. Vaidint, dabar neberežisuoju, o vaidint patinka. Savitvarda, savikontrolė, viskas eina vėliau. Reikia pasikliauti kažkokiam įkvėpimui, bet žinoma, tas įkvėpimas turi būti paruoštas iš anksto. Ta intuicija. Ir aš atsimenu, artimai gyvenau su draugu Miltiniu, atsimenu, kad kiekvienam spektakliui pasiruošdavau labai nuoširdžiai, labai stipriai, kiekvieną detalę apmąstydamas, susitvardydamas, susivaldydamas, taip sakant, numatydamas įvairias perspektyvas, kaip aš spektaklį atrodysiu. Praeina spektaklis, atrodo, kad iš tikrųjų pakiliai, taip sudėtingai, taip įdomiai, emocionaliai, rašara pasirodydavo. Naina pas Miltinį, laukia komplimentų, labai blėdi, nieko iš tavęs nebus. Nieko iš tavęs neišeis. Nesusigaudai. Išeinu kitą spektaklį. Krentu kaip į bedugnę. Nežinau, kaip praėjo. Kas su manim dėjusi tuo metu scenoje.
vengia miltinių pastabų, pripuolamai susitinka su juo, tu sako, žinai, blėdė, kad jau pradedi galvoti, jau kažką pradedi suprasti. Sunkus mūsų aktorių darbas. Aktoriai turėtų ilgesnį gyvenimą turėti. Jų per trumpas gyvenimas, kada reikia tiek personažų surasti, išreikšti savimi juos, atiduoti viešai. Tokį viešą egzekuciją visada ir nemaloni. Tik tai egzibicionistinis prigimties aktoriai gali to mėgautis. Bet jie tada nesukuria personažų. Jie sukuria, jie tik tai, kaip sakoma, duoda tam tikrą tokį savęs vienodą išreiškimą. Ta pavadina stilium savo, asmeninį, bet tai nėra jokio stiliaus. Nepalieka manęs ir tas pasitenkinimo jausmas. Tas malonumas, kad gali su publika nelukot, kad į tavęs klauso, kad gali jai atsverti savo jausmus, savo svajonės. Ir tas jausmas, tas pasitenkinimo jausmas, tikrai grąžina tas išsekintą fiziologiją. Nuovargį panaikina ir truputį nervus suramina, sutvardo tave. O tai taip ir išeinam aktoriaus gyvenimėlis. Gyvenimas toks, kad jis negali būti ramus. Teatras yra toks menas, kur žmogus turi būti pilnas visokio gyvenimiško įkvėpimo. Va. Duok, pagrok. Aš negalėjau savo gyvenime pasirinkti labai jau su didesnė laisvė. Ar personažų, ar spektaklio. Reikėjo dirbti tai, ko reikėjo. Teatrui tai, ko reikėjo. Kas yra vertinga pas Grušą, kad jis savo medžiagos negaili. Jis kaip skulptorius gali savo tą turimą sukurtą medžiagą, kaip skulptorius molį, sumaigyt, bet jį, jo viduj, jo dvasioj, forma gyva, išlikusi. Ir iš tos medžiagos vėl iš naujo pjesę kurti. Ta kūryba yra surišta su gyvu gyvenančiu žmogumi, kuris susitinka daugiau galbūt intensyvumo atžvilgių su pačiu gyvenimu savo realiu, biologiniu, buitiniu įvairių gyvenimų, negu su atitrauktų vadinamu šito transcenduotų kūrybos plotmėje gyvenimu, kūrybos laukia gyvenimu. Ir todėl viskas yra gana sudėtinga. Kita proga gal, jeigu nenumirsiu, bet aš jau greit ruošiuos mirti, dėl to, kad jau man 78 baigėsi, ir kad užtenka. Dar skaitau, aš dar šitą pramokstu, šitą sužinau. Negaliu, aš sviruoju vidurį, negaliu nei girtis, nei labai, kaip sakoma, neigiamai atsiliepti apie savo darbą. Reikia kalbėti, kaip sakoma, koreguojančiai. Ir net yra sakoma, rocaranglai kažkokie, tie, kurie mikčioja kalbėdami, tie tiksliausiai mąsto jie. A kurie sklandžiai kalba, tie veidmainiau, jie meluoja ir todėl ir kuriant aktorių personažą yra sudėtingų dalykų tokių. Užteks, draugai. Aš nemėgstu tų filmavimų visų tų. Jūs juokus krečiat, aš nesuprantu, kaip aš galiu kalbėti, kad man tokia situacija, aš taip kaip peliūkštis, pagriebtas į šitą į narvą.
ir badomas, erzinamas. Kažkokį pramogos tikslus, savo ir kitų. O vienam tas reikalingi, nu kam tas reikalingi, duokit man būti čia savo, kaip sakoma, kamurko įlindus ir dirbti savo darbą, ir viskas. Nu? Aš atpratau nuo viešumos. Labai pamilau savo vienatvę, man labai patinka būti vienu. Ir susikaupus galvoti apie savo klaidas, kurias padariau. Taip. Taip, brolelė, kad matai negalima užsidaryti, kaip tu sakai. Vis tiek, kur čia Aldus Huxley buvo novelė, koks intelektualas užsidaręs, buvo užsimūręs nuo viso aplinkinio pasaulio. Prašau knygą, vizualinis mąstymas. Ką vizualiniai mąstymai? Na, paskui vis tiek buvo jungtas į gyvenimą. Rado jo kieme nužudytą mergaitę. Ir man atrodo, kad... Prašau. Aš tau pertraukiu. Ir kažkaip tas surado ryšį su to nužudymu. Visiškai pripuola mane, nesąmoninga. Turiu knygą, aš labai įdomi. Fantomai ir dubliai. O tai ir yra tų fantomų ieškojimas ir tų dublių, kūrimas, atidavimas kitiem, kurios išgvelbi iš savęs. Ir atrodo, kad tos fantomus atidavęs žiūrovams, pats lieki švaresnis, erdvesnis vidui, priešingai. Jie pasiutusiai auga ir kaupėsi. Ir paskui pasijunti, kad jų tiek daug, kad nebesitveri pats. Nežinai, ką daryti. Tai išgersim, o raudono sauso vyno. Už tau 65 metų sukakt. Gerai? Gerai. Nu, matai. Čia geras labai vynas. Jau sveikatėlė nepakenks? Ką, mano? Aha. Oi, man visą gyvenimą kenkia ir tebekenkia. Ir aš visiškai nekreipiu dėmesį. Čia trauktukas geras. Aha, šitas trauktukas yra pirktas Venecijoje. Labai geras. O. Ir vynas itališkas. Pilk. Nu, gerai. Nu, mielas Vaclovai, ilgiausių metų tau. Ačiū labai. Kaip sako žemaičiai, lai dievalis jaudau ir jaudau. Labai daug Dar negero. norėčiau pavaidinti scenoje. Nors jums ir tokie pikti jausmai kyla. Kodėl pikti? Nepikti. Gailesčio. Gailesčio jausmai. Neypatingai gailiuosi, neypatingai pykstu. Nu, bet domiesi, kad aš vadinu, kaip aš vadinu. Bet, nu, Ką? laissez faire, laissez passer. Nu, bet sukelia šiokio tokio dėmesio už interesuotumo savo vaidybą, jūs ar ne. Matai, aš nuo to užsikrėtimo teatru ir studijų savo visokių, ir baigimo, ir pradėjimo iš naujo, ir pas kitus visur pasaulio, kaip sakoma, mokyklose, aš niekad jau teatrų nebesigerėjau. Tik rūpinausi, pergyvendavau ir krimsdavausi. Ai, nu ką. Aš žodžiu, nieko nesakau. Ką čia viską išnekės, ką čia? Reikia, sakot, nereikia, visko reikia gyvenime, Dievonė man. Žalakevičių dar norėčiau pafilosofuoti kada nors. Nu. Aš gailiuosi, kad ėjau į teatrą. Aš norėjau būti dailininku. Man gaila, žiūrint, kada senas aktorius vaidina. Taip, o Blėdis dar tada dirba teatre ir aktyviai. Aš mačiau jo personažus paskutinius padarytus gana tvirtai dar, gana kūrybiškai, taip sodriai, gaivališkai. Gamta negali, būdama pati tuo išreiškėjų tokiu vulkanišku, didingu, baisiu, sudėtingu labai, amalgamiškai ir visai sudėtingu, negali
atskirų individų nei gailėtis, nei užjausti, nei padėti, tada mes kreipiamės į Dievą. Bet pati gamta ne. Nors ji ir mąsto, bet ji mąsto dėl savęs, bendrai, kad mes ir esam jo gamtos dalelės. Bet individualiai mes nepatenkam į gamtos, kaip sakoma, dėmesį. Tai labai sunku. Ir reikia tą vadinti likimu, kaip sakė vienas filosofas, kažkoks rašytojas labai žinomas, kad mirtis ir yra tas veiksnys, tas faktas, ar tas personažas, kuris pakeičia žmogaus gyvenimą į likimą. Prasideda naujas lapas Panerių dramos teatro. Koks jis bus? Toks, kokį mes norėsime turėti. Nauja režisūra atėjo, daug jaunų aktorių atėjo. Ir ką iš savo patirties, iš savo istorijos norėčiau jiems palikėti. Tikrai to aklo užsidegimo. Negalime būti dviejose religijose. Ir už vienintelę ją viską atiduoti. Baisiai jaudina, kada pamatai, kad yra abuojumas. Nu, daug Dievės sėkmės. Lai Dievalis jaudau, kaip žemaičiai sako. Ateitis visuomet turi būti svajojama gražiai, su troškimu, su meile, su gražiais linkėjimais.